Labas rytas. 2026 balandžio 3 dieną. Gerai, vakar konkrečiai seniaukai pakūkinom. Konkrečiai. Pradėjau šitą naują demo challenge. Kaip matot, 2026 ketvirtas mėnesis, tai yra mano ketvirtas mėnesis deitas. Taigi čia būtų pirmas, antras, trečias ir ketvirtas mėnesiai. Taigi, užbaigus šitą mėnesį, šauksime live tradinimą. Turim susikaupę tam tikrą sumą kapitalo, su kuria galėsim pradėti trading live fundus. Pribrendo reikalas. Taigi, vakar per vieną dieną pakėlėm kiek daugiau nei 6%, aplamai gavo 7%. Nežinau, kokios investicinės bendrovės jums tokią grąžą gali duoti, kokie tradiciniai žydiški, negaliu sakyti žydiški, čia jau biškį negražu, kokie judaistiški bankai gali pasiūlyti Lietuvoje. Taigi, paaiškinkim tą vakarykštį setupą. Bet man atrodo labai daug aiškinti nereikia, nes jau prieš viską paaiškinom. Ok, jungiamės daily chartą. Taigi, kaip ir vakar minėjau, šitas... Davai galim viską paslėpti. Šitas gapas inversintas bus rejection vieta, nuo kurios atsimušim. Ir bent jau... atsiprašau. Maniau, kad bent jau numušim šitą ir keisim šitą, kur bus galima imtis profitus. Bet nieko tokio, nes nieko blogo čia nenutiko, kadangi dabar yra šeštadienis. Tai realiai visas šitas range'as nuo čia iki čia turi būti atskaičiuotas. Palauk. Galim krantas į tas vėlės atžymėti. Tai žodžiu dabar tikėčiaus visą šitą grįžimą į 0,5 šito vyko range'o. Tai būtų čia. Pašalinkim rodiklės, kad netrukdytų laiko žymės irgi galim nusiimti. Taigi, grįžom ant didesnio tankėjimo, padarėm draw liquidity. Čia, aišku, nesimato. Ir čia vėl ta vieta, kur su S&P padarėm SMT. Prieš kažkurį laiką buvau matęs komentarą prie savo vaizdo įrašą, kad žmonės norėtų, jog paaiškinčiau šiek tiek daugiau apie SMT, kada ir kaip formuojasi. Taigi, pagrindė, kas yra SMT? SMT yra divergencija, galim taip pasakyti, nes nesutapimas tarp indeksų, kurie juda tandemu. Tai indeksai, kurie juda tandemu, yra NQ. Neužtenka galios man. Tai nesu indeksai, kurie juda tandemu, tai būtų S&P, Nasdaqas ir visų pamirštas YM. Iš tikro, taip, kad tai naudoju YM chartą. Kadangi jau vienetas yra brangiausias, Nasdaqas yra per viduriuką, tai Nasdaqo vienetas kainuoja 24 000 plus minus, sakykime, ne? YM vienetas 49, bet ir volatility tam daug didesnis, tiesiog ne šiuo metu YM trading. Šiaip visi indeksai 3 juda tikrai tandemu, tai kas šiaip man atrodo galim mes čia tą čartuką prisidėti.
Taip retai naudoju, kad net nebeatsimenu. Okay. OM. Tai OM chartą galėtume mes čia, man atrodo, prisidėti. Na, va, matot, pasijungiam OM chartą. OM chartas atrodo labai panašiai. Šalia galim Nasdaq'o nusimesti tiesiog kaip pavyzdį, nes reiktų planą galbūt šiek tiek geresnį pasidaryti. Pasidarom tai šiek tiek vienodesnis chartas. Only stengiuosi kalbėti kuo toliau, nes akivaizdu, kad gyvena ne vienas, tai reikia biškį pagarbos turėti. Bandau skubėti šiek tiek, kad jums būtų ką parodyti. Tai taip gaunas. Ok, kaip matom, pagal šitą analizę, kurią gana senokai susipildžiau, iš viso gruodžio mėnesį galbūt viskas labai pasiteisino, kur keliausim toliau. Jau tada buvo aišku, kad kirsim bent jau čia. Ir čia, kaip matot, bent jau ant S&P ir tau daily chartą palyginus. Kiek skirtumų matot šitos chartas palyginus? Nėra labai daug tų skirtumų. Aišku, kad matos visas divergencijas, bet main likvidumo leveliai, tiek čia irgi matot skirtum šitą likvidumą, bet padarėm netgi breakerį. Čia šitą laus gaunas relatyviai ir pagal YM mes dar nebaigėm rinkti šitą low resistance liquidity, bet low resistance liquidity šitas baigęs ties čia, nes iki čia visi PDRs yra panaudoti. Matot, šitas gapas fruktųjų dengtas order blokas panaudotas, čia šitas gapas filintas, bet lieka tik šitas ir šitas order blokas dar nepaliestas, kas mums yra gana svarbu. Tai reiškia, kad dar nėra likvidumas iki galo rinktis, bet šitas order blokas jau yra ignoruotas, šovė kiaurai per jį. Tai dabar realiai dabar šitą dieną kaip ir nuspręs, kas bus toliau. Šiaip DAO galim išjungti, DAO yra pats didžiausias indeksas, bet jo vertė susideda iš 30 didžiausių Amerikos kompanijų. Tai todėl ir gaunas tokia kaina didelė, nes, sakykime, vieną indeksą, vienos firmos akcijos kaina koks 15 gabalų, kitos koks $30 arba tiesiog tokį vidurkį susideda iš pačių brangiausių kompanijų, kad gaunas 50 000, nedaleiskim grubiai kalbant. S&P 500 susideda iš 500 kompanijų, tai tas visas vidurkis dar labiau susiprastina iki 6 000. NQ, kita vertus, palaukim, biškį internetas lagina. Tai va, NQ tuo tarpu susideda iš 100 Amerikos stipriausių kompanijų, kas mūsų atveda į 24 000, 25 000, 26 000 dolerių vidurkį. Ir dabar aš nelabai suprantu, palaukit, kad jūs nesuklaidinti. Taigi, kaip matau, mes esam padarę S&T su IS. Taigi, pavyzdys. Aš labiausiai mėgstu stebėti S&T ant didesnio tankerimo, kur šiek tiek biškį daugiau naratyvo ir logikos ilgesniam laikui duoda. Taigi matom čia high, low, lower high, high, low, higher high.
kodėl SMT formuojasi, yra kelios teorijos. Galbūt per tiek laiko, kiek trading išvedžiau aš savo teoriją, kad skiriasi orderių infliuksai į S&P. Buvo tiesiog tuo metu daugiau investuojama į tuos vienetus ir kadangi tai yra pigiausias indeksas, todėl ta kaina pramuša šitą likvidumą ir tada visus apgaudama kaitina apačią susirinkti visą šitą likvidumą. Ir mes renkant šitą likvidumą padarėm ką? Šituos laus čia, šitą lau turėjom realiai. Relatively equal laus negalim taip pavadinti, bet šitas lau man iškart būtų kreitas į akį, nes mes jį uždarėm šiek tiek pikinam. Mes visą likvidumą, kuris yra ten tikrai nesurinkom, nes reikia, kad būtų surinktas tas likvidumas per 20 taškų. O per kiek mes surinkom? Per 12 pėm. 20 taškų yra minimum, kiek turi nueiti apačią giliau, kad būtų tas likvidumas skaitomas, kaip normaliai surinktas. Taigi, grįžom čia, padarėm low, high, low ir low. Turtle sub buy modelis, inversinom šitą gapą, kas mums iškart skambino varpais, kad esam bullish. Jo labiau mes turim visą šitą low resistance liquidity here. Pažiūrėkit į Nasdaq indeksą. Ant S&P padarėm high low resistance liquidity, ant Nasdaq padarėm relative equal highs, kas yra aišku lower high, bet relative equal highs. Čia išmaudėm visus, kad eisim žemiau. Čia retail traderiai jau katučių plot pradėjo, jau sakės viskas jam, jau katutės ploja, mes nekilsim tik į žemiau, mes, ką žinai, kažkodėl kokį resistance levelį dar kažką mato, ypač va šitie highs. Support resistance traderiam čia žiaurus rezistances, aš kiek suprantu jau. Bet šitas teorijas nebesivėliu, nes labai daug metų tiesiog praėjo, nečiupinėjau, net support resistance įdėjau, tiesiog prisitaiko tam tikrus dalykus savo tradinamo modelį, kuris jau iš ICT yra tapęs kažkokiu tai hybridu tam tikru. Bet šitos dalykus pasidalinsiu kažkada vėliau, kai bus galima išeiti iš savo darbo ir tradingą pradėti daryti full time. Šitam reikalui jau pribrendo laikas, įvyks tai tikrai šiemet, jeigu viskas pagal planą ir pagal agendą, tai iki rugsėjo mėnesio turėčiau būti viską pabaigęs, susikaupęs tam tikrą sumą, kad galėčiau grįžti į Lietuvą ir pradėti savo gyvenimą iš naujo. Taigi, kodėl formuojasi SMT, tai kaip ir sakiau, skirtingos vieneto kainos, skirtingi orderių infliuksai. Todėl gaunas toks nesutapimas ant didesnio time frame, kas aišku yra gerai, nes Nasdaq indeksas šiaip pagal savo kainą ir vertę, kokios kompanijos į Nasdaq įeina, jis yra vertingesnis, tai reiškia leading indeksą aš labiau būsiu linkęs klausyti. Taigi, čia padarėm high, SMT, reiškia, kad nuėmėm šitą likvidumą ir aš manau, kad mes tikrai grįšim atgal. Bet atsiminkim, ką vakar rytą sakiau dėl to monthly gap'o, kuris yra čia. Norėčiau matyti, kaip mes ten grįžtam. Ir be to visas šitas kilimas į viršų, man atrodo, kaip market maker buy modelis. Čia per trumpo tarifus pernai metais šovėme apačią, surinkom visą šitą likvidumą, kaip ir buvo planuota. Ir pradėjom V-shaped reversalą daryti viršų. Šiaigi šitą galim klasifikuoti kaip... negalim, atsiprašau. Okay. Matot V-shaped recovery, draw liquidity, third stage reaccumulation, second stage reaccumulation, high, low, lower, high, high, low, higher, high ir apačia. Ir dabar
realiai šitas, preliminariai imkim, kad kitą savaitę bus ta lemianti savaitė, kuri nustatys, kur mes keliaujam, bet vykstant visiems šitam šūdam pasaulį dėl naftos ir taip toliau. Baigsis, jeigu nieks nesikeis, Europai baigsis naftos atsargas maždaug balandžio 10 ir 20 dienos. Tai nežinau, ką jūs dešinio sparno konservatoriai, ateistai galvojat apie tai yra kairiojo sparno konservatoriai apsižemėję Landsbergį ir visus kitus grybus, ką jūs galvojat. Bet geriau tikrai nebus, jeigu busit nepasiruošę kuro tarp tų dienų, patys kalti. Tikėkit valdžią, jeigu norit, tikrai padėsiu maštikė. Taip pat kaip galit paklausti savo tėvų ir senelių, kaip jiem padėjo. Nesvarbu sovietinė, nesovietinė, nes tą patys grybai valdžioj sėdi. Tai va, jeigu norit perversmo Lietuvos įstatymuose, turi būti priimtas įstatymas, kad visi tie, kurie sėdėjo valdžioj Lietuvoje sovietmetį ir panašiai, visi jie ir jų palikuonys negali dalyvauti valstybės valdyme. Nes čia vėl nenoriu užsidėti kepimo folijos kepurės ant galvos ir pradėti tokius dalykus pasakoti, bet sakau aš jums, būkit pasiruošę. Lojat ir katučiai, plojat Landsbergį, Slava Ukraina, taip toliau, tai dabar turėkit. Kiek metų aš sakiau, kad Amerikos reikia bijoti, ne Rusijos. Turėkit. Ok, tai baigim savo jūsų taip nemėgstamas eretikas. Leis jums tikėti to, ko tikit, ir tiesiog džiaukitės ir bandykit pasinaudoti to, ką bandau išmokyti. Taigi, dabar visą šitą teritoriją, ką mes turim čia, bus mums labai svarbi. Kodėl ta teritorija bus mums svarbi? Mes turim šitą gapą palikti inversinę ir šitą low nekirsti. Mes jokiais būdais negalim kirsti low. Šitas low turi likti neuždarytas su body. Suprantat, ką turiu omeny? Tai šitas candlestickas dabar naujai atsidaręs. Jis negali su savo tą juodų kūnų uždaryti žemiau čia, displacint jo labiau. Jeigu mes uždarom šitą gapą, filinam iki čia ir apsigrėžim, jo čia viskas normalu, čia tiesiog, sakyčiau, būtų drone liquidity prieš tolimesnį kilimą į viršų. Turtle Soup buy modelis kaip ir padarytas, bet labiausiai mane nervina šitie visi lows, kuriuos aš manau, kad mes turim sugrįžti pagal monthly time frame. Ok, pratrinkim šiek tiek visus šitus reikalus ir reikim šiek tiek giliau. Tai va, ant didesnio time frame SMT, manau, yra visi skiriantis orderį influxas dėl indeksų skirtingų panaudojimo būdų ir kainų. 500, 100. 500 čia realiai visas kompanijas gauno surinktas ir čia 100 surinktas iš tų pačių gauno, tik tais stipriausias. Tai gal ir gaunam šitą skaičių. Ok, leidžiamės į Tartaro gelmes. Tai būtų, ne čia, sorry. Iki 4 valandose matom tą patį dydį kitoj saujoje. Šiaip mačiau kažkur lower time SMT, man atrodo. Pavyzdį tik galėčiau parodyti. Kai ieškom SMT, SMT netinka bet kokiu laiku. SMT tinka tik tais makro laiku. Suprantat, kas makro laikas yra. Kas nežiūrėt ankstesnių mano vaizdo įrašų, tai makro laikas visada prasideda. Šiaip yra 5 makro, man atrodo, ir 6 per dieną. Visi vos ne kas valandą nutinka. Taigi ką mes turim? Turim tarp 3.50 ir 4.10 pirmas makro, antras makro 6.50, 7.10, trečias makro 8.10
8 nėra, 9, 50, 10, 10, 11, 50 ir 12, 10. Ir dar du makro yra PM sesijas, kurie šiek tiek tokie naudingesni. Visada makro naudojam, visada makro naudojam tik tais tada, kai vyksta kažkokia tam tikra manipuliacija, o kartu su tuo ir S&P labai dažnai atspindi mūsų norimus lūkesčius. Ten S&P yra svarbus, nes ten S&P skiriasi savo orderių influksais. O ką tai reiškia, parodysiu tuoj. Nu ką, pabandykim surasti S&P kažkokį, čia manau tikrai turim. Nu jo, netinka tas pavyzdys. Kaip jums sekas? Gerai. Kaip darbukai? Puikiai gerai. Gerai, šaunuoliai, reikia. Tai dabar taip išpilsti, paimsi, neišlaušiu. Kitą video, kai darysiu, būsi pasiruošęs labiau. Dabar tiesiog tik iš lovos pašoku ir šoku video iškart daryti, nes reikėjo vakarykštį treidą parodyti, kad ten, kur turėjom nueiti. S&P čia kažkokia tai stipraus neturėjom, kad būtų galima kažką smagiau parodyti. Tai tada tiesiog vakarykštį treidą paaiškinsiu ir prie S&P mes sugrįšim, kai marketas padarys vieną tokią ant mažesnį tą prieimą. Žinok, seniukai ne S&P treidina. Taip kitką S&P vieną vienetą daug geriau treidinti, nes kaina 4,5 kartus mažesnė yra. Bet vis tiek vieno pointo judesys tas pats, tai realiai Nasdaq'ui ant Nasdaq'o vieno mini kontrakto vienas tikas pavyzdžiui $25, tai vienas taškas būtų $100, o S&P tuo tarpu $20 už tiką paveda, tai šiek tiek mažesnė rizika tokį treidinti, nes gali šiek tiek padidinti riziką, ją sumažinama. Įdomu žaidimai gauna. Taigi, vakar čia nusileidome 0,5 range. Šiaip ant Nasdaq'o nesimato, bet ant S&P grįžome 0,5 range. Pagal visą šitą konsolidaciją ir panašius dalykus, kas vyksta, atsižvelgiant į bodžius, aš tikėčiaus dabar retracementą į apačią. Norėčiau, kad šito viso likvidumo mes nesurinktume iki šiandien vakarą ir norėčiau pamatyti, kaip mes manipuliuojam į šitą teritoriją, būtent į šitą order bloką. Ir nuo čia mes išskrendam į kosmosą, nes atsiminkit, šiandien yra non-farm payroll. Šiaip pagal viską reiškia, kad mes šitą dieną turėtume netreidinti, bet non-farm payroll naujienas, kai yra, bent jau man tai geriausi setupai tom dienom vyksta. Tai neprieštarauju ir neatsipiu. Parodysiu šiandien, kaip NFP reikia treidinti. Yra tam tikras būdas, turi tiesiog stebėti kairėlis viską ir pavyksta treidą paimti, bet minimum reikia šitą NFP treidą išmokti minimum pusės metų. Geriausiai būtų visi metai, kad praeitum pro visas marketo kondicijas ir visus 4 ketvirčius. Tai būtų per visus Nasdaq'o kontrakto ketvirčius praeiti NQM, NQY, NQH ir NQS, man atrodo. NQZ, atsimenu. Tai žodžiu. Dabar čia būtų idealus retracementas. Mes kaip tik grįžtame į 0,705 levelį, kas būtų optimal trade entry į viršų. Apvaiskim tik šitą, aišku. Grįžkim čia. Čia šitas failavo gapus.
Šitas Firvel gepas mažas yra labai naudingas mums. Plius mes čia likvidumo nenuėjom. Jeigu būtume čia nuėjami likvidumą, aš būčiau tada laukęs, kol mes grįšim galbūt net į šitą levelį, čia giliau, į šitą visą order bloką ant 4 valandų ir tada tik keliausim virš. Bet dabar man nusimato artimiausias logikai judesys grįžti į šitą levelį. Būtent į šitą gapą. Blogiausia atveju nuimsim likvidumą čia. Vakarykščiai ėjom laus ir tada kilsim į viršų. Bet turim grįžti 0.5. Čia matom, displacinam ties 0.5 range rejectinam kainą ir keliaujam šiek tiek į apačią, bet kadangi Howley candlestickas neseniai atsidarė, visada šiek tiek manipulacijos būna į priešingą pusę, nei kad ten, kur keliaus marketas tą dieną. Tai laukiam visą šitą low resistance liquidity. Labai nenustebčiau, jeigu visą šitą low resistance liquidity šiandien surinksime iki pačią. Kadangi marketo volatility pastaruoju metu žiauriai didelis yra, kartais ant minutės candlestico matai 3-4% šokimą kai kokiam bitcoinui. Sakau, niekada nesu tokių marketų matęs. Dėl to aš jums sakau, kiek reikia. Pasiruoškit. Norit sakykit erezijas, norit sakykit kas, norit reikit į krūtinę daužykit Slavą Ukrainą, nežinau, vatnikų ir kaltų Lietuvoje ieškokit. Bet tokia ta tiesa ir tie vatnikai ir dar kokie šūdžiai ne prie ko yra. Viskas didesniam plane, didesniam ekrane vyksta, visi esat užniauktom akim specialiai visą šitą kaltų ieškojimą įtraukti, kad nematytumėt to, kas iš tikro vyksta. Viskas, kas pasaulyje vyksta, yra dėmesio nutraukimas. Dėmesio nutraukimas nuo ko? Greitai pamatysit. Už duoną reiks dirbti porą dienų. Už duonos kepaliuką ir tai žiauriai nekokybiškas ir smirdančias. Tokio masto katastrofą ir badą ir marketo lūžimą pamatysim greičiausiai per artimiausius metus, kokio niekada istorijoje nėra buvę. Ir jūs man sakykit, ką norit apie visokius specialistus, bankininkus, ekonomistus mūsų Lietuvos, kurie 8% viso laiko klydo, maustė žmonės, maudė. Aš žinau, kas bus ir aš esu baigęs iš viso vos tik šiaip ne taip 12 klasių baigiau ir tai tas 12 klasių išklausiau ir mechanikos kursą net nebaigiau, nes pamačiau, kad visa šita švietimo sistema yra susmirdų žuvis, bačkojų gerų žuvių. Tai iš tavęs svajojančio, mąstančio, kuriančio žmogaus padarys tik eilinį robotą, kuris, dalbajobas. Tai tiesiog viską mečiau ir išėjau. Jo baigimo atestatas turiu, diplomas galbūt yra, bet visų automechanikai dirbų, niekur manęs neprašė išsilavinimo popierių. Visur aukščiausios klasės įmonės, aukščiausias standartai ir taip toliau, bet niekur išsilavinimo popierių neprašė. Tai kas yra svarbu? Ar jie nori priversti jumis manyti, kad išsilavinimas svarbu, ar išsilavinimas iš tikrųjų yra svarbu? Išsilavinimas pakeičia žmogaus mąstymą ir kritinį mąstymą, ar tikrai pakeičia? Visiškai nieko nepakeičia. Jeigu grybas, esi grybas ir liksi visą gyvenimą. Bet jeigu tu širdėje esi kitoks žmogus, tai tavęs niekas nepakeis, tu visada toks ir liksi, tu viską paaukosi tam, kad savo unikalumą, identitetą išsaugot. Dėl ko aš tiek paaukojau? Dėl to, kad savo identitetą išsaugočiau. Nes aš mačiau, kaip tas identitetas yra naikinamas tokių žmonių, ant kurių aš labiausiai pykstu, tie, kurie save laiko protingesniais, geresniais, elitu. Tie, kurie nenori būti matomi, nežinau, kažko neturintis. Kokia prasmė gyvenime yra, kuo daugiau turėtis, man pasakykit, ką jūs iš čia išsinešit? Nežinau, tiesiog
Baigim šiandien visą šitą reikalą. Varau, ruošiuosi šiandien turiu iškeliauti darbą, taip pat kaip kiekvieną dieną. Tai, žodžiu, susitiksim ant vakaro ir vakarą pažiūrėsim, ką čia pavyks gero pakūkinti. Grįžkim 15 minučių čia, aš vakarykščio setupą iš tikrųjų net neaiškinsiu, nes nėra ką aiškinti, viskas žiauriai gana akivaizdu buvo, tiesiog grįžom į Daily Gapą ir nuo Daily Gapą gerai pakūkinom. Bet ir visas naujienas. Tik tai, kad mes mikromasdaką. Oi. MQM. Tai tiesiog grįžom į Gapą. Čia dėjau vieną entry. Ir mano stoplosas buvo šito Gapo apačia. Čia tiesiog swing setupą padariau. Šito swing setupo, gerai sakykim, čia plius minus entry buvo. Bet ne, susitapatina entry. Tai, sakykim, čia ne mano entry buvo. Ir išlipau su 432 taškais. Reikia mic dropą padaryti, ar ne? Pizdu, nesicirkinti. Tai žodžiu, tiesiog padarėm low. Pamačiau, kad padarom high link šito ir dar bloko, kadangi mes neturim ką čia daugiau veikti ir esam 0,5 range, čia padarėm dėl labiau lower low ant didesnio tai prieimą. Mano kita auka iškart automatiškai tapo šitie highs. Čia dabar ką mes darom? Padarėm šiek tiek low resistance liquidity, tai gali būti, kad nukirsim šitą high, keliausim čia į apačią pasimapuoti ir tada vėl grįžti. Jeigu nenuimsim šitą low. Jei šitą low nukritam, aš tada pradėsiu maždaug žiūrėti pagal monthly time frame analizę, kur mes toliau keliausim. Tai va, ačiū, kad žiūrėt, kas norit erezijų pasiklausyti ir panašių dalykų. Šiandien vakarą sugrįžkit. Manau, kad turiu dar šiek tiek pikantiškų naujienų. Pasiimkit folijos kepurės, alaus ir biškį geriau pasikapstysim. Noriu šiek tiek pabandyti atmerkti akis ir kad pamatytumėte realybę, kas vyksta. Ar neužtenka tų dalykų, kuriuos sakiau, kad įvyks, matyti, kad jau jie įvyko. Jeigu norit, ignoruokit visą šitą informaciją, būkit galvą savo įsūbinę, sukišę, išdidus, pasipūtę ir tokie, kokie norit būti, ne mano reikalas. Bet reiktų savo namus chebrytę paruošti ir nustoti svaigti apie visokias ilgalaikės būstų ir taip toliau paskolas, nes neteksit visko. Jeigu būsit savo būstus ant paskolos pasiėmę, laiduodami kažkokį savo turtą, išeisit į gatvę ir gyvensit kartoninį dėžiai, atsiminkit, viskas šėtono sinagogai priklauso. Žydams, kurie nėra žydai, bet save vadina žydais, kurie vadina blogį gėriu ir gėriu blogiu, kas yra šių dienų Izraelio valdžia. Tai va, vatnikai, grybai, agurkai ir dar visokie pasakų veikėjai, kokių ten Lietuvoje mums prigalvoja. Šaunu aš vatnikas į darbą. Ir susitiksim šiandien vakarį. Gerų darbų. Ką žinau, ko dar gero. Gerų iliuzijų. Iki.